Žiūrėkit, yra labai paprastas dalykas. Tai iš esmės panašios pareigybės, ar šita, ar dar kitos pareigybės, jos iš principo kertasi su noru keliauti. Iš principo kertasi. Iš esmės, ta prasme, tu negali pasiimti nusipirkti bilietų, ar ne, jeigu tu dirbi kokios nors valstybės tarnyboje, ar ne, bet kokioj. Iš tiesų, ta prasme, aš, pavyzdžiui, nesu gyvenime dirbęs nuo 8 iki 5. Aš nesakau, kad tai yra labai čia gerai ir kažkas, ta prasme, kad aš to nedariau ir kad tai yra labai blogai, ta prasme, čia tiesiog kitoks gyvenimo būdas, aš to nesu nė karto daręs, galbūt visai būtų įdomu. Žinot, tas pats klausimas, ar tu mokės slidinėt, ar tu mokė kalnų slidinėjimą užsiminėt, ar ne? Tu sakai, nė karto nesu bandęs, tikriausiai moku. Tai gal visai ir patiktų, bet aš, pavyzdžiui, sunkiai įsivaizduoju save, dirbantį tokį darbą, kad yra, fiksuota darbo diena, tu uždarai duris ir ramu. Ir tu žinai, kad tu turi 2 savaitės, aš nežinau, kiek ten savaičių dabar, 2, 3, kiek ten duoda, kažkiek. Žiūrint kas. Žodžiu, atostogos mėno, grubiai tariant, jeigu dirbi valstybės tarnyboje, turi 1 mėnesį atostogų, kurį gali išdalinti taip į 2 dalis.